Dalis žmonių iš tikrųjų tiki, kad jie turi jau pasiekti savo dugną, kažkokią didžiulę krizę, kad ateitų pas specialistus ir būna ir tokių klientų ir jie kreipiasi jau su toj blogiausiai stadijai, kai jau supranta, kad patys nesusitvarko, galbūt artimieji rekomenduoja, galbūt jau net po psichiatrijos ligoninių kreipiasi. Tai jau ženklas, kad žmogus tikrai pasiekia savo tą dugną ir nebegali pats savo padėti. Kita vertus yra dalis žmonių, kurie tiesiog jaučia diskomfortą, nori save labiau pažinti, tiesiog nori tos pilnatvės ir kokybiško gyvenimo ir galbūt net nesupranta to tikslo, dėl ko kreipiasi, tiesiog pat kažkas yra negerai ir mes tada kalbamės ir gryninamės, dėl ko jie čia atėjo, kas vyksta jų gyvenime ir po truputį kartu išsiaiškinam, dėl ko kreipiasi. Daliai klientų gali atrodyti, kad jų bėda per menka ir jiem net gėda, kad kreipiasi pagalbos, gali atrodyti, kad kitiems tai sunkiau, jie užima kažkieno vietą, kad jie čia kažkaip neverti tos terapijos, kad turėtų patys gebėti išspręsti. Tai jau byloja apie tą problemą, kad jis kažkaip nevertina savo sunkumų kaip pakankamai rimtų ir svarbių, nes kiekvieno žmogaus gyvenime būna tų sunkumų. Svarbu ir vertinti juos kaip svarbius ir reikšmingus to žmogaus gyvenime ir nelyginti savo kančios su kito žmogaus kančia, nes mes negalim palyginti. Svarbu ne tai, ką patiriam, bet kaip tai išgyvenam. Ir gali tas sunkumas būti net ir mažesnis negu kito žmogaus sunkumas, objektyviai žvelgiant, bet galim išgyventi subjektyviai labai stiprią kančią. Draugai taip pat gali būti mūsų geri terapeutai. Iš tikrųjų, ir aš labai skatinu žmonės bendrauti, dalintis atvirai ir tikrai galim ir tam ryšį atrasti atsakymus į savo klausimus. Ir tas taip pat yra labai svarbu, turėti tą socialinį ratą, tą saugią aplinką, kur galim dalintis ir augti. Tačiau kartu draugai dažnai turi labai šališką nuomonę, jie gali neišlaikyti konfidencialumo, gali jiems kilti impulsas mums patarinėti ir padėti, nes mes dažniausiai tiem žmonėm esam labai svarbus. Ir tas gali kaip tik nepadėti. Ir tas specialistas, būtent terapeutas, gali būti tas žmogus, kuris sukurs tą saugią erdvę tyrinėti, tiesiog pačiam per klausimus, per refleksijas gilintis ir labiau suprasti visumą tos problemos, iš kur jinai kyla, kaip neatsikartoja gyvenime, apie ką tai yra ir tada galbūt tie atsakymai ateis aiškesni, kad ilgalaikiai perspektyvai tas spręstųsi. Ir taip pat terapeutas išlaiko konfidencialumą, suteikia ne tik tą terapinį ryšį ir saugią erdvę, bet kartu ir pritaiko tam tikras metodikas, pasiūlo tam tikrus būdus ir įgūdžius galbūt papildomai. Tokio duoda išorinio resurso daugiau. Dabar dirbtinis intelektas tikrai yra ant bangos, labai sparčiai vystosi ir tikrai gali padėti žmogui ir su jo emocinė sveikata. Dažnai dirbtinis intelektas gali atsakyti ten, empatiškai reaguoti ir kartu dirbtinis intelektas dažniausiai neturi konteksto ir visumos, visos gyvenimo istorijos, dažnai yra šališkas to žmogaus klausimams ir pasidalinimams, stengiasi palaikyti jį, bet nebūtinai konfrontuoti ir pateikti kitokį požiūrį. Ir taip pat jis labai dažnai gali nepaklausti kažkokių klausimų, nepatogių klausimų, kurie galbūt ir turi įtakos dabartiniai to žmogaus būsenai. Tarkim, kai yra kažkoks depresijas ar nerimo jau epizodai, galbūt žmogus vartoja psichoaktyvias medžiagas, alkoholį, narkotinės medžiagas. Dažnai žmonės nelinkia nei apie tai pagalvoti, kad tai turi įtakos jų sveikatai, nei paklausti. Ir terapeutas gali būti tas žmogus, kuris paklausia ir rimtai tai reaguoja, kad tai labai stipriai gali prisidėti prie tos prastos būsenos ir net būti priežastim. Daugelis žmonių bijo kreiptis į specialistus, nes bijo, kad tai gali pakenkti jų karjerai. Diagnozės nustato ir sutrikimus, visus ligas nustato būtent gydytojai psichiatrai, psichoterapeutai įrašų paprastai e-sveikatoje nedaro. Po apsilankymą pas psichiatrą gali būti nustatyta kažkokia diagnozė, tačiau darbdaviai jos tikrai nemato, ji yra visiškai konfidenciali ir jie mato tik jūsų gydytojas psichiatras ir kiti jūs gydantis gydytojai. Apribojimus gali dėl darbo patirti tik tam tikrų specialybių atstovai, tokių kaip aviacijai dirbantys, su slapta informacija, tarkim, prokurorai, teisėjai, valstybės tarnautojai tam tikrų sričių, taip pat žmonės dirbantys su ginklu, tai yra kariuomeniai, apsaugos srity, bet iš esmės daugelis žmonių tai neturi įtakos jų karjerai. Pokyčiai terapijoje vyksta labai individualiai ir iš tikrųjų yra labai nelengva įvardyti, kiek laiko užtruks, kad žmogui pagerėtų. Ir tai labai priklauso nuo to žmogaus sunkumų. Tarkim,
kai žmonės ateina, tarkim, su sveikatos nerimu, panikos atakom, galima pradėti gana greitai. Vien tai, kad jie supranta, kas yra per problema, mes praktikuojam tas intracepcinės ekspozicijas, jie supranta tą modelį, kaip tai kyla, kas vyksta su jais, vien tai jau gali padėti, nežinau, per kelias sesijas, kad jiems iš tikrųjų palengvėtų, kad jie suprastų, kad jie nemiršta, neišprotėja, bet iš tikrųjų tai tiesiog yra labai stipraus nerimo būsena, kai kraujo daug išsiskiria adrenalino ir dėl to jaučiasi tokie labai stipriai sujaudinti, tai interpretuoja kaip kažkokią grėsmę gyvybę, nors iš tikrųjų tai tiesiog yra labai stipri nerimo būsena. Ir dažnai tas atsiverimas ir tas gėdos sumažinimas, kad tai vyksta su manim, padeda taip pat sumažinti emocinį krūvį, nes vienas iš tų sunkumų dažnai ir yra tai, kad žmonės izoliuojasi, nekalba, gėdijasi ir tas atsiverimas gali jau padėti ir net per pirmą sesiją. Kita vertus, kai žmonės turi tokių kompleksinių problemų, jau nuo vaikystės, kažkokių ten sudėtingų santykių su tėvais ar kažkokių seksualinę prievartą, tai gali užtrukti tikrai ilgiau, nes tai jau paveikia pačią žmogaus asmenybę ir dėl to tas darbas yra lėtesnis ir kompleksiškesnis. Labai svarbu ta refleksija ir pastebėti savo pažangą, nes dažnai galbūt emociniam lygiai tokia gali būti nedidelė santykinai, bet labai svarbu ją pastebėti ir pasidžiaugti. Tiesiog pačiam įsisavinti augimo procesą. Daugelis žmonių gali atrodyti, kad reikšti jausmus, verkti tai yra silpnumo požymis, tačiau tai tikrai nėra. Tai yra kaip tik stiprybė ir reikšti jausmus yra negėda. Svarbu labai surasti tą saugią aplinką, kur galėtume dalintis savo išgyvenimais, ar tai artimieji, ar psichoterapeutas. Tas pažeidžiamumas leidžia mums augti emociškai ir kurti darnesnius santykius, artumą. Ir kita vertus svarbu suprasti, kad yra aplinkų, kaip darbas, tarkim, kur emocijų raiška gali būti suprasta kaip kažkokia nekompetencija, negebėjimas valdyti stresą ir galbūt nėra tinkama ten reikšti jausmus. Todėl labai svarbu rasti tą saugią erdvę, kur galėtume būti visiškai savimi, atsipalaidavę su visu tuo, kas yra mūsų viduje.